Šios salos istorija prasideda dar iki keraminio neolito. Pirmieji žmonių gyvenimai rodomi randami 12 000 metų senumo, o šie žmonės manoma gyveno kartu su nykštukiniais gyvūnais, tokiais kaip nykštukinis dramblys ir taipogi didžiu negalėjusiu pasigirti nykštukiniu begemotu. Šiandieną šioje saloje kačių gyvena daugiau negu žmonių ir ji kartais netgi vadinama Kačių sala. Sveiki atvykę į įdomiausios dokumentikos kanalą, kur šiandieną jums papasakosiu apie įdomiąją Kipro istoriją. Jeigu norite daugiau panašių video, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, o dabar gero žiūrėjimo. Pirmųjų žmonių gyvenimo pėdsakai šioje saloje yra maždaug 12 000 metų senumo. Manoma, šie žmonės įveikę 300–400 km atstumą tokiais papirusinės laiveliais galėjo atvykti iš Levanto, kuris buvo dabartinio Libano, Sirijos ir Izraelio teritorijų. To laikotarpio Kipro archeologiniai paminklai labai panašus į to meto Palestinos paminklus. Pirmieji žmonės buvo žemdirbiai, bet negamino molinių puodų. Šie žmonės augino laukinius kviečius, ožkas, kiaules, šunis, avis ir labai negausiai galvijus. Jie į Kiprą atgabeno lapes, Persijos elnius. Seniausia rasta gyvenvietė yra Chirokitijos, jai apie 9000 metų. Tai ne tik seniausia gyvenvietė Kipre, bet taipogi ir viena iš seniausių gyvenviečių visame pasaulyje. Šie žmonės statė apvalius namus, kurių grindys atstojo degintos kalkės. Chirokitijoje gyveno nuo 3 iki 600 žmonių. Gyventojai buvo nedidelio ūgio, vyrų ūgis siekė apie 1,60 m, moterų apie 1,50 cm. Jie vidutiniškai išgyvendavo iki 35 metų amžiaus. Mirusiuosius laidydavo po namo slenksčiu, kartais į įkapę įdėdavo maisto ar buities daiktų. Chirokitijos kaimas buvo staiga apleistas dėl nežinomų priežasčių maždaug prieš 8000 metų. Ir atrodo, kad kažkas galėjo nutikti visai salai, nes išliko beveik visiškai negyvenama 1500 metų, iki kol joje apsigyveno Sotiros žmonių grupė. 2004 metais archeologai dirbantys Kipre aptiko žmogus įkapės, kurioms apie 9500 metų, o geriau viską apžiūrėję, jie aptiko šalimais palaidotos katės palaikus. Buvo rasti dekoratyviniai artefaktai. Tyrimo metu buvo prieita išvada, kad sąmoningai buvo iškasta nedidelė duobė ar kapas, į kurį įdėtas katės kūnas, o paskui palaidotas. Tai yra iki šiol rastas seniausias pavyzdys, kaip katės buvo glaudžiai susijusios su ankstyvaisiais žmonėmis. Šis katės skeletas, manoma, yra senesnis maždaug 4000 metų negu pirmieji egiptiečių kačių vaizdavimai. O šių dienų Kipro katės labiau siejama su šiuo vienuolynu, pavadintu Šventojo Nikolajaus kačių vienuolynu. Pasak Bizantijos legendos, Šventoji Elena iš Konstantinopolio prieš maždaug 1770 metų iš Egipto arba Palestinos į Kiprą atgabeno 100 kačių, kad galėtų kontroliuoti nuodingų gyvačių populiaciją, kurios po 37 metus trukusios sausros buvo gausiai išplitusios aplinkui vienuolyną. Vienuolyne būdavo 2 varpai, vienas pakviesdavo kates valgyti, o kitas siųsdavo jas į laukus gyvačių medžioti. Kipro salos gyvenvietėms besivystant, nuo akmens iki bronzos amžiaus, nemažai neolito kaimų buvo apleisti ir žmonės apsigyveno lygumose ir kalnų papėdėse. Taip pat šiuo pereinamuoju laikotarpiu Kipro keramika buvo išskirtinė savo forma ir dizainu. Pirmą kartą pasirodė mažos vaisingumo deivių figūrėlės. Tuo pačiu laikotarpiu kipriečiams labai didelį įtaką darė prekybininkai iš didžiosios Mino civilizacijos, susiformavusios Kretoje. Tačiau, nors prekyba buvo ganėtinai plati, į Kiprą atvyko nedaug naujakurių. Mino prekybininkai suformavo Kipro prekybos pamatus. O kultūros pažanga, klestinti ekonomika ir sąlyginai didelis gynybos trūkumas atkreipė galingesnių kaimynų dėmesį. Ir maždaug prieš 3500 metų į salą įsiveržė Egipto faraono Tutmozio III pajėgos. Po to Mikėnų ir Mikėno Chėjų prekybininkai iš šiaurės rytų Peloponezo, kuris yra Graikijoje, pradėjo reguliariuosius komercinius vizitus į salą. Besibaigiant Trojos karui, vykusiam maždaug prieš 3200 metų, atvyko daugiau naujakurių. Atvykėliai išplatino savo šnekamosios kalbos vartojimą ir įvedė raštą, kuris labai palengvino prekybą.
Kipro sala buvo strategiškai svarbioje vietoje palei rytų Viduržemio jūros prekybos kelius ir buvo valdoma įvairių imperijos jėgų per pirmąjį 1000-metį prieš Kristų. Tarp jų buvo asirai, egiptiečiai, persai, makedonai ir galiausiai romėnai. Maždaug 40 metais prieš Kristų Romos generolas Markas Antonijus padovanojo Kipro salą Egipto karalienei Kleopatrai. Pirmą kartą susitikusi su Antoniju, Kleopatra apsirengė kaip Afroditė, meilės ir grožio deivė, taip norėdama suvilioti Romos generolą. Kleopatra buvo vežama vežime ir jos tarnai smilkė smilkalus, kad jos vežimas kvepėtų viliojančiai. Pora susitiko su ketinimais sustiprinti politinius ryšius, tačiau beprotiškai įsimylėjo vienas kitą. Kipras Kleopatrai buvo padovanotas iš viso 2 kartus. Pirmąjį kartą tai padarė Julijus Cezaris, o antrąjį Markas Antonijus iki Egipto imperijos žlugimo, tada Kipras vėl atiteko Romai. 1571 metais osmanai pradėjo puldinėti Kipro salą ir ją užėmė. Jie ten įsitvirtino kiek daugiau negu 300 metų. 1821 metais Kipro graikai sukilo, bet turkai juos numalšino. Tų pačių metų Liepos 9-ąją 486 graikai buvo nukirsdinti, tarp jų buvo 4 vyskupai ir daug svarbių piliečių. Tai vyko Nikosijos centre, kur taipogi buvo pakartas arkivyskupas Kiprianas. 1830 metais Kipro graikai siekė, kad Kipras taptų nepriklausomos Graikijos dalimi, bet jiems nepavyko, salą ir toliau valdė turkai. Po 1877–78 Rusijos-Turkijos karo Kipras atiteko Didžiajai Britanijai, nors Osmanų imperija vis dar nominaliai valdė Kiprą iki 1914 metų, kai Didžioji Britanija paskelbė turkams karą Pirmojo pasaulinio karo metu. Skilus Osmanų imperijai, Kipras tapo Britanijos karūnos kolonija. Valdant Britams, Kipre buvo kalbos laisvė, kuri leido plėtoti sąjungos su Graikija mintį. 1955–59 metais buvo įkurta EOKA, kuriai vadovavo George Grivas. Organizacija siekė Kipro ir Graikijos sąjungos, tačiau Kipras tapo nepriklausomu 1960 metais. Tais metais Kipre 18% gyventojų buvo turkai, bet naujojoje valstybėje jiems buvo suteikta neproporcingai daug valdžios. Viceprezidentas buvo turkas, 30% parlamento buvo turkai. Konstitucijos straipsnis garantavo, kad turkai ir graikai miestuose turės atskiras savivaldybės. Smurtas tarp abiejų tautų privertė Jungtines tautas įvesti taikdarius 1964 metais, kurie ten yra iki mūsų dienų. 1974 metais Kipro graikai remiami pačios Graikijos įvykdė karinį perversmą, tačiau Turkija tuo pasinaudojo kaip pretekstu įsiveržti į Šiaurės Kiprą ir ten likti. Dėl turkų invazijos ir smurto tūkstančiai graikų paliko Kiprą. 1975 metais buvo įkurta Šiaurės Kipro turkų federalinė valstybė, kurią pripažįsta tik Turkija ir ko gero Rusija. Tūkstančiai turkų apsigyveno Šiaurės Kipre. Tarptautinė bendruomenė mano, kad Šiaurės Kipras yra nelegaliai užimtas Turkijos. Tai tokia iš tiesų įdomi Kipro istorija, kurios ko gero nežinojate. Jeigu norite daugiau panašių video, nepamirškite suprenumeruoti mūsų kanalo, o dabar iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.